Sveiki, mano brangieji, šiandien vėl rubrika savaitės taroskopas pagal zodiako ženklus. Ir savaitės taroskopas jaučia ženklo atstovams nuo rugpjūčio 14 iki rugpjūčio 20 dienos. Prašau, saugokite video, prašau, komentuokite dėl energijos mainų ir dėl to, kad pagerinti karmą, o kai pagerės karma ir savaitė jūsų lauks nuostabi. Taip, traukiam kortas, jautis. Pirmą kortą, kaip ir pasakiau, iškart yra nuostabi korta, taurių tuzas, 9 kardai ir 5 lazdos. Taip, būsite pripildyti kažkokių jausmų, kažkokių emocijų, matyt labai tokia bus emocionali pradžia savaitės, tuomet, kai jūsitės, euforijoje, galbūt kažkoks tai įvykis, jūs pripildys tom emocijom, gerom emocijom. Čia tuomet, kai jūs tiesiog pasiekėte kažkokį piką, jums toks džiaugsmas, laimė, jūs jaučiatės tokie pakylėti. Bet žinoma, savaitės vidury gali jums biški kažkas tai pagadinti nuotaiką, nes yra korta 9 kardai. 9 kardai tai tuomet, kai žmogus arba kažkoks tai įvykis išmuša iš vėžių, arba kažkokios ateina senos traumos, senos baimės, seni pergyvenimai, arba tai yra didelis nerimas. Didelis nerimas dėl, žinokit, gali būti nerimasgi ir ne dėl to, kad jūs kažko tai bijote blogąja prasme. Tai gali būti nerimas nuo artėjančio, tarkim, jūs savaitės pradžioje susitarėte su jums patinkančiu žmogum, ar kurį jūs įsimylėję žmogum į pasimatymą nueiti penktadienio vakare. Ir visą savaitę eina toks didelis jaudulys, baimė ir nerimas, kaip ten praeis, kaip ten viskas bus. Jums tiesiog dreba rankos ir pakerta kojas, bet iš to tokio jaudulio susitikimo, pirmo pasimatymo su pagaliau, ten jūs ilgai to laukėte, buvote ten įsimylėję, aš nežinau, pusę metų, metus. Ir čia dabar jums bus proga susimatyti, nueiti į pasimatymą su tuo žmogum. Čia vėlgi kaip pavyzdys to jaudulio ar kažkokios baimės teigiame prasme, kada ne kažko mes bijome įvykio, kažkokio baisaus, aš nežinau, ten operacijos, kaip ten žmonės jaudinasi paprastai ir nerimauja ten kažkokios, jeigu su sveikata kažkas blogai. Tai čia toks teigiamo konteksto pavyzdys. Ir 5 lazdos. 5 lazdos tai tokia konkurencinga kova ar būtinumas atstovėti savo nuomonę. Ar jūs tai padarysite ar ne, priklausys nuo jūsų, bet kortos patarimas yra, iškart nenuleisti, sakykime, taip rankų ir nesutikti su visko. Jūs galite ir savo kažkokią poziciją irgi apginti ir parodyti. Ne visada gerai tik pasišalinti. Ne visada gerai iškart pasišalinti ir tiesiog neiti į tą ginčą. Kartais reikia kaip tik, oponentui irgi parodyti ir kitą pusę. Tai šita, kitą pusę nuomonės. Tai šita korta būtent apie tai, jinai patarė jums tai padaryti. Taip, nuostabios jums savaitės, mano brangus jautukai, iki.